Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės posėdžių salėje vyko Druskininkų policijos komisariato ataskaitinis susirinkimas, kuriame pristatytos praėjusių metų Druskininkų savivaldybės policijos darbo tendencijos, aptartos problemos bei atsakyta į visuomeniai rūpimus klausimus. Susirinkime dalyvavęs policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas sakė, kad svarbiausias visos policijos tikslas yra užtikrinti, kad visuomenė būtų saugi. Anot generalinio komisaro, svarbu atsižvelgti į problemas, kurios rūpi gyventojams, išgirsti jas, pasižymėti ir išspręsti. Tik tokiu būdu visuomenės pasitikėjimas policija augs. Mes matom, kad vis daugiau ir daugiau Lietuvos visuomenės, Lietuvos gyventojų pasitikė policiją ir mes iš tikrųjų to džiaugiamės. Tačiau mums yra labai svarbu to pasitikėjimo, sakykime, tų procentų duotų ir kad mes iš tikrųjų tos visuomenės neapviltume. Generalinis komisaras pažymėjo, kad policijos pasitikėjimas Druskininkuose yra labai aukštas, todėl svarbu, kad Druskininkų policijos pareigūnai dirbtų visuomenės labui ir išlaikytų tokį pasitikėjimą ateityje. Druskininkų policininkai vieni iš tų, kurie iš esmės pasistengia visose srityse. Be abejo, tų problemų matyti yra ir bus ir negali turbūt būti įstaigos, kur nėra vienokių ir kitokių problemų, bet jeigu žiūrint bendras tendencijas, tai jos yra teigiamos. Ataskaitinio susitikimo metu pažymėta, kad nors praėjusiais metais padaryta didelė pažanga daugelį sričių, tačiau padaugėjo nelaimingų atsitikimų kelyje, todėl policijos pareigūnams bei piliečiams svarbu užtikrinti, kad šios problemos būtų sprendžiamos. Mes matome, kad vis dėlto eismo dalyviai, ypatingai pėstieji, visiškai nesisaugo, o jeigu jie nesisaugo, tai natūralu, kad niekas kitas jų neapsaugos. Todėl mes vis tiek siūlysim tam tikrą paketą priemonių, tai yra griežtinimo tiem eismo dalyviam, kurie piktybiškai nesilaiko kelių eismo taisyklių. Generalinis policijos komisaras pabrėžė, kad ateityje policijos tikslas išlieka vienas – gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti visuomenės saugumą. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas susitikimo metu akcentavo, kad ir Druskininkų savivaldybė, ir Druskininkų policijos komisariatas, ir vietinė bendruomenė deda visas pastangas, kad mūsų supanti aplinka būtų saugi. Savivaldybės meras sakė, kad vienas geriausių sprendimų davusių pastebimų rezultatų buvo įrengti saugumo kameras kurorte ir Druskininkų savivaldybės seniūnijose. Noriu pasidžiaugti, kad Druskininkuose yra šitą klausimą labai rimtai žiūrima, o tos kameros tikrai padeda, nes tuo pačiu keliu nuėjusi visa Europa ir iš tikrųjų daugelis jau Lietuvos savivaldybių suprato, kad tai yra svarbu ir kad tai yra efektyvi priemonė, kuri padeda kovoti su nusikalstamumu. Ir mes stebime tendencijas, kad ten, kur yra įrengtos vaizdo kameros, kur yra kokybiška sistema, tenais natūraliai mažėja nusikalstamų veikų. Druskininkų policijos komisariato veiklos ataskaitą susirinkusiems pristatė Druskininkų policijos komisariato viršininkas Vidmantas Kondrackis. Praėjusiais metais Druskininkuose buvo išaiškinta daugiau pažeidėjų, sumažėjo eismo įvykių, prie saugumo užtikrinimo prisidėjo savivaldybėje įrengtos saugumo kameros. Ataskaitinėme Druskininkų policijos komisariato susitikime dalyvavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Česlovas Mulma, Druskininkų savivaldybės administracijos specialistai, savivaldybės tarybos nariai, jaunieji Druskininkų šauliai, policijos pareigūnai, kaimo bendruomenių seniūnai bei visuomenės atstovai.